Nu, žodžiu, noriu tokią temą pabandyti pamastyti, pasamprotauti. Gal kada nors parodysiu šitą klipą, kažkas kažką pasakys šią temą. Ta prasme apie meditaciją. Meditacija, nu, ta, kuria, kaip pasakyti, būna atsiskirimuose, nu, tokia ilga meditacija, nu, 2 dienų, savaitės meditacija, kur yra, nu, vienu žodžiu, pastoviai medituojama. Nu, su tokiam trumpom pertraukėlėm, kas vienu žodžiu būnat atsiskirimuose, tai visi suprantat, apie ką aš neku. O šiaip tai, kas nebūna, galiu pasakyti, apie ką eina kalba. Tai eina kalba, kai yra sėdima 30 minučių, paskui kokias 5 minutės ar kažkiek vaikštoma ir vėl sėdima ir vėl vaikštoma, nu ir tas tęsiasi praktiškai kokias 2 paras. Aš čia noriu iš to kampo pažiūrėti labiau iš kūno, kaip kūnas reaguoja. Ir jeigu dar konkrečiau, aplamai kojos ir nugara. Ta prasme, man kartais kyla abejonių, ar tai, nu, iš tikrųjų tokios ilgos meditacijos yra sveika, kai tu, 2 paras, ten, nu, net būna, kur ilgesnį savaitę, kai kas čia pasakysgi yra, ten vienuoliai medituoja ir pusę metų, kaip pasakyti, būna atsiskirimai. Tai šitam momente aš kaip tik norėjau, kaip pasakyti, sustoti. Taip, vienuoliai medituoja ilgai, bet, nu, aišku, kiek jau čia žinom, ne visi medituoja, yra tik tam tikra grupė, kurie medituoja ilgai ir mes turbūt negalėtume į juos lygintis, taip pat kaip negalim lygintis į kažkokius sportininkus profesionalus. Jeigu žiūrėti į vienuolius, kurie pastoviai medituoja, arba žiūrėti ir į kažkokius, kurie, nu, daro jogą, lankstumo jogą, pastoviai daro tą lankstumo jogą, tai viena, nes jų kaulai ir vienu žodžiu struktūra yra prie to pripratus. Bet aš čia kalbu apie tai, kai žmogus praktiškai, nu, laiks nuo laiko, taip epizodiškai pasėdė ant kilimėlio, ten tai 15 minučių, tai kiek ten, jeigu skaičiuoti kartais į mėnesį, gal keletą kartų, ir paskui atvažiuoja į atsiskyrimą, kur 2 paras reikia taip daryti. Ir ar tai iš tikrųjų nekenkia kūnui? Aš šneku apie kūną, ypač kojas, kaip pasakyti, nugarą ir, kaip pasakyti, aš labai, jeigu pastebėti kartais, net tos mokytojus, kurie, arba vyresni žmonės, kurie yra, net matos, kad jie iš tikrųjų, nu, šviesiai tiesiai sakant, vaikšto įsižergia, vos be paina. Kai kurie, per paskutinę, kodėl aš šitą klausimas man toks iškilo, net buvo čia paskutinis atsiskirimas, aš mačiau, nu, vienas toks pagyvenęs žmogus, kuris, nu, medituoja gal jau labai senai, nu, gal taip ir yra, kur medituoja retai ir atvažiuoja, nu, į atsiskirimuose dalyvauja. Ta prasme, per paskutinį atsiskirimą jis sėdėjo ant kėdės. Nu, man tai truputį ir, kaip pasakyti, ir nuo to ir iškilo tas klausimas. Jeigu žmogus medituoja pastoviai, tai jis, nu, kaip pasakyti, jam neturėtų būti problema. Ir kitas kampas yra tas, kad iš šios situacijos aš pagalvojau, iš tikrųjų tai yra sveika. Aš sakau, vėl atmetu vienuolius ir tuos jogus, kurie pastoviai sportuoja. Ten, kaip pasakyti, jie organizmą pripratina, jų kaulai ir pripratę, sąnariai pripratę ir dėl to nėra problemos. Aišku, kad mes čia kažkokios statistikos ištraukti mokslinės negalėsim, nes turbūt nieks tokios nedarė statistinės. Aš tik kalbu iš to, ką stebiu. Ir ypač, nu, stebiu kartais, pastebiu tos, pagyvenusius, kurie, jau daug metų dalyvauja ir matosi, kad, nu, jiem sunkiai jau yra. Jie, sakau, vaikšto taip, nu, vos atsistoja, matos, kad tie sąnariai skauda jau, o kiti jau net iš tikrųjų net nebegali sėdėti. Net mokytojas pats atvažiavęs, čia paskutinis iki buvo vyresnis, jis, nu, sako, keliai skauda, jam viskas skauda ir aš įėjęs nusilenkiau, jis sako, tu net nesilenk, sako, tausok savo kelius, nu, man iš tikrųjų dar nieks neskauda. Tai toks klausimas, tokia tema. Šiaip, kas ką galit pasakyti apie tai, ką jūs manot?